Sveiki visi. Šiandien matysite antrąją pokalbio dalį su Vytautu Rubavičiumi. Gero žiūrėjimo. Tai aš norėčiau pradėti nuo pirmo klausimo, tai trumpai jūs pristatyti, kad jūs esate politikos apžvalgininkas, filosofas, kultūrologas ir jau daug metų nuosekliai nagrinėjate mūsų valstybės kūrimosi procesus, santykį tarp valstybės ir jos piliečių. Aš norėčiau klausti, ar teisingame kelyje yra mūsų jauna valstybė? Klausimas sudėtingas, nes atsakantis jau iškart suponuoja, tarsi jis tą kelią matytų ir galėtų jau visą tą valstybės kelią ir įvertinti ir nurodyti, kur tai valstybei dėrėjo eiti. Tai kelio metafora viena ir šiaip yra graži, bet yra ir pavojinga. Aš šiaip jau esu linkęs kalbėti ne apie kelią, bet apie pamatus. Ir visada taip performuluoju tą kelio klausimą, ar kokius pamatus dėjome ir ar dėjome apskritai mes valstybės pamatus. Nes vis tiek valstybė yra tam tikras statinys, kurį kasdieniu triūsu visi žmonės vienaip ar kitaip jį renčia. Klausimas, kiek žmonių sąmoningai dalyvauja tame valstybės arba kelio tiesime, arba pastato rentime, ką jie buvo įdėję į tuos pamatus, nes nuo pamatų nepaprastai daug priklauso. Tie pamatai šiaip jau visada būna tokie tam tikri principai, dėl kurių visa visuomenė, jos politinis elitas sutarė, kad, sakykime, pamatų galėtume vadinti ir tokį sutarimą dėl teisingumo. Tai kūrėme teisingą visuomenę. Ir jeigu staiga mes pamatome, tai ir teisinga valstybė, jeigu staiga mes pamatome, kad tam tikrų metų pradėjo žiotis didžiulė praraja tarp socialinės atskirties praraja, tai mes staiga tada, aišku, visa visuomenė ir politinis elitas iš karto tarsi atsitokė ir kad mes jau kažką darome ne taip, nes tą reikia būtinai naikinti, nes mes juk sutarėme kurti teisingą valstybę. Tai kalbėdamas apie pamatus, tai aš esu priėjęs ne tik kalbėdamas, bet ir mąstydamas, šiaip galvodamas apie tos pamatus, peržvelgdamas tą Lietuvos valstybės istoriją, aš esu priėjęs prie tokios liūdnos ir pirmiausia savo išvados, kad pamatų nebuvo dedama valstybėje apskritai. Buvo renčiama valstybė, nes valstybės šiaip jau to kūrimo darbo tarsi ir nereikia daug pastangų dirbti. Paveldi tam tikras struktūras, valdžios struktūras. Ir tos valdžios struktūros tarsi tampa valstybės struktūromis. Jos ir funkcionuoja, žmonės ateina. Ir jeigu žmonės ateina kuo greičiau gauti savo naudos iš tų valstybės struktūrų, tai tokia valstybė ir funkcionuoja. Ji vadinama valstybė, nors iš esmės ji neturi esminio to valstybės tvirtybės dalyko, neturi sutarimo, visuotinio sutarimo dėl valstybės pobūdžio, dėl tų kertinių, pagrindinių, pamatinių dalykų. Tai pamatiniai dalykai net šiaip jau nebuvo svarstomi, net tais anais 90-aisiais metais buvo pasitenkinta ganėtinai paviršutiniškų demokratinės valstybės supratimu. Tai kas būdinga demokratiniai valstybei yra tam tikri tarsi atributai demokratinės valstybės, tai yra rinkimai, partijų veikla, žodžio laisvė, valdžių atskirimo principas ir visą tai labai paprastai galima įgyvendinti, tarsi nededant daug jėgų. Ir visi tie išoriniai atributai tarsi mūsų valstybėje jie yra, visuomenės tarsi žiūri ir mato, kad tie atributai yra, vadinasi, mes čia kuriame demokratinę valstybę, bet kai pasižiūri pro tos atributus, pro tos bruožus giliau, pamatai, kad nėra turinio, jie neturi turinio, to turinio, kuris būdingas yra vakarietiškai
vakarietiškai demokratijai. Tai esminiai tie dalykai vakariečiams ir visoms toms vakarų visuomenėms, kurias mes vadiname tokiamis pažengusiomis, išsivysčiusiomis įvairiai. Tai skandinaviško tipo, vokiečių, prancūzų, anglų. Tai yra keli kertiniai akmenys, kurie senokai yra dėti, stiprinti ir glūdinti, ar dar dėl kurių visiems tarsi yra savaime aišku. Tai yra savivaldos principas, įgyvendinama savivalda, visuomenė yra savivaldi, dideliai savo gyvenimo srity. Ir valdžia čia jokia politinė, jokia didesnioji, aukštesnioji valstybinė valdžia net į tą savivaldos vyksmą nesikiša, nes ta savivalda yra tarsi atskirta, kaip teisinė atskirta nuo įstatymų leidžiamosios, taip iš esmės savivalda yra bendros taisyklės ir yra labai aiškus supratimas, supratimas ir sutarimas dėl teisingumo. Būtina gyventi teisingoje visuomenėje. Valstybė turi būti teisinga, valstybė turi visą laiką palaikyti visų žmonių teisingumo nuojautą. Tai negali elgtis taip, kas kirstusi su visuomenės teisingumo nuojauta, ką mes matome mūsų valstybėje. Tai ir tas principas, teisingumo principas, jis yra įgyvendinamas per tai, kad visuomenė dalyvauja vykdant teisingumą. Visuomenė nėra atskirta nuo teisingumo vykdymo. Visuomenė visada dalyvauja vykdant teisingumą įvairiais būdais. Prisiekusiųjų teismai, kitokios formos rinkimai, prokurorų rinkimai, šerifų ar dar kokių nors policijos aukštų tos srities, kur yra susijusi su bendruomenėmis rinkimai. Daugelį įvairiausių dalykų. Visuomenės atstovai įvairiuose teismuose ir ypač tokiuose rezonansiniuose, kada reikalingas tiesiog visuomenės sveika nuovoka, nes tie sprendimai, teismų sprendimai, tai paliečia ne tik tą konkretų asmenį, dėl kurio čia viskas vyksta, bet tas sprendimas tampa precedentu visuomenėje ir jis gali turėti įvairiausių pasiekmių. Tai reikalinga tam tikra sveika ir visuomenės nuovoka, viskas diskutuojama ir taip. Mes to visiškai neturime. Tai visuomenė buvo atskirta nuo teisingumo vykdymo ir teisingumą pas mus vykdo ne teismai. Teismas nėra, nes teismą mes įsivaizduojame dažnai kaip tam tikrą instituciją ar vos ne pastatą. Ne pastatai vykdo, ne apskritai abstrakti institucija. Teisingumo vykdo žmonės, kurie tą instituciją valdo arba atstovauja tą instituciją. Tai teisingumo Lietuvoje vykdo teisėjai, tik tai teisėjai. Ir tai visuomenė niekaip neturi jokios teisės ir jokios galios dalyvauti vykdant teisingumą. Ir ką mes matome, kai tik visuomenė pradeda reikšti nepasitenkinimą teisingumu, tai mes taip pat girdime iškilių mūsų teisininkų ir politikų ir apgailestavimus ir netgi isteriškus apgailestavimus, neva ardomi teisinės valstybės pamatai. Bet teisinė valstybė nebuvo kuriama, tai teisinės valstybės pamatų net nėra padėta. Tai nėra ką ardyti. Tai ar čia galėtume vadinti to Lietuvos keliu nežinau, bet man atrodo, kad 20 metų jau yra pakankamas tas laiko tarpsnis bent jau susimastyti, ką mes statom ir ant kokių pamatų mes čia kuriame. Tai ta sistema, kuri yra sukurta ir kurią aš čia vadinu korupcinės demokratijos ir ten vaizduojamosios demokratijos, ji turi visų tų bruožų ir vaizduojamosios demokratijos ir korupcinės demokratijos. Ta sistema yra labai naudinga tam tikram sluoksniui, kuris tą sistemą valdo ir kuris visomis išgalimis gina kaip tik tą sistemą. Nes ji laiduoja valdymą neatsakant. Nes visuomenė neįgali, visuomenė atskirta nuo visko, nuo valstybės kūrimo, tai gali valdyti neatsakydamas. Ir ypač yra naudinga partiniai nomenklatūrai, nes jį buvo išlaikytas tas pats esminis partinių valdymo principas. Sovietmečiu kas valdė? Sovietmečiu valdė partiniai. Tai o kas valdo dabar? Valdo partiniai.
Ir tai buvo sutapatinta, demokratija buvo sutapatinta su partinė sistema. Tai tarsi partinė sistema, daugia partinė sistema ir yra tas vakarietiškos demokratijos esmė. Jokių būdų nėra. Vakarietiškos demokratijos esmė yra savivalda. Ir santykis savivaldos ir partinių valdžios santykis. Tas santykis įvairiuose šalyse jis yra vis kitoks. Ten vienur daugiau tų partinio principo, kitur mažiau. Bet niekur net aplinkinėse jau mūsų šalyse nėra taip, kad visai nebūtų savivaldos. Kad savivalda būtų tik iškaba, kuri maskuoja partinių sąrašų, partinės nomenklatūros valdymą. Na, kuo išvirto tas partinės nomenklatūros valdymas rajonuose, manau, taip pat daugeliui gerai yra žinoma, kada prisidengiant partijų pavadinimais gali valdyti šeimos, giminaičiai, būreliai draugų ir taip toliau, kurie yra visų partijų viršūnėse ir savo sėkmingai gali susidarinėti giminiškas koalicijas ir visai nesvarbu, už ką tas žmogus ten balsuotų ar nebalsuotų. Balsavimas nėra svarbu. Nors rinkimų sistema yra, laisvi rinkimai yra laikomi vėlgi demokratinės valstybės tokių esminių atributų, jau esminių bruožų. Tačiau pats, jei nėra turinio, tai rinkimai nieko nekeičia, nes rinkėjai tampa tik tai elektoratu, kuris reikalingas, parodyti vėlgi, kad dalis žmonių atėjo prie balsadėžių, o jau visa kita yra sutvarkoma per partijų sandorius ir koalicijas ir taip toliau. Tas reikalas, jūs tik tai balsuokite, o valdysime mes. Tai tas principas yra 20 metų ir jis yra mano galva didžiulė Lietuvos bėda, kuri neleidžia Lietuvai šiaip jau susikaupti jokiam proveržiui kaip valstybei. Kaip valstybė mes nesame padarę jokių proveržių. Mes nesame sukaupę savo jėgų nei mokslo, nei kultūros, nei ekonomikos tam tikrų sričių proveržiams. Ta mes tiesiog nekaupėme. Tai nes kodėl? Todėl, kad norint susikaupti proveržiui, pirmiausia, reikia tokių intelekto, dvasios, išsilavinimo galių ir nesavanaudiškų galių, nes tada turi atidėti tos savanaudiškumą, atidėti kuriam laikui, nes reikia kaupti valstybės lėšas, reikia kaupti valstybinės pajėgas. O kam tą daryti, jeigu dabar tos pinigus 20, 30, 40% biudžetinių kažkur reikia nepaliaujamai jais manipuliuoti, juos nuleidinėti, juos valdyti taip, kad nubirėtų į tas, į kitas, į trečias kišenės. Tai šitas darbas yra tam pagrindinis valstybės vadovų, valstybės, apie juos besisukančių žmonių darbų ir nėra jokio šansų, kad valstybė susikauptų, kad jie susikauptų kažkokiams tai tokiems apčiuopiamiems proveržiams. Ačiū už atsakymą, bet aš norėčiau šiek tiek susikoncentruoti ties korupcinės demokratijos apibrėžimu. Ir pasak jūsų knygos žodžiais tariant, visada svarbus politiniai sprendimai priimami ne valstybės ir jos piliečių, o politinių lyderių, verslo ir kitokių grupuočių naudai. Jūs minėjote vertybinio pagrindo nebuvimą ir valstybės pamatų nebuvimą ir savivaldos teisės atėmimą iš piliečių. Ar tai yra tos pagrindinės priežastys šios korupcinės demokratijos veikime? Ar jūs matytumėte kokių nors kitokių priežasčių? Aš manau, kad pagrindinė priežastis ir yra tai, kad visuomenė yra paversta neįgalių žmonių sambūriu. Visuomenė yra įgali tik tada, kai ji turi tam tikrą galę ir turi galę veikti valstybės valdymą. Turi galę tvarkyti savo kasdienį gyvenimą. Tai jeigu jį tos galios neturi, tai su ją galima visiškai nesiskaityti. Tai va čia yra vienas iš esminių dalykų, kuris leido politiniam elitui sukurti visą valstybės mechanizmą, kuris šiaip visas jis yra korupcinis, visas jis yra grindžiamas dalies pinigų nuplovimu, dalies valstybės, ES pinigų nutraukimų, pervedimų į, sakykime, asmeninės sąskaitas. Ir todėl visi
bet kokie sutarimai, koaliciniai sutarimai, tai dėl ko vyksta, praktiškai vyksta ministerijų su tam tikrais biudžetais dalybos. Daugiau nieko. Niekam neįdomu, kas bus, kaip svarbu, kas kokį biudžetą valdo, pagal tam tikrą galią. Bet kai žiūri iš šono į visą šitą vyksmą, tai supranti, kad partiniai dalyjasi, nesvarbu, kaip jie vadintųsi, arba ten liberalai iš 1-3 atsiranda, arba ten iš konservatorių net atsiranda 2, po to jungiasi, po to vėl gali, kaip nori, taip, bet vis tiek jie dalyjasi tuos pinigus ir prie tų dalybų jie niekaip nenori prileisti jokių kitų žmonių, jokių visuomenės atstovų, jokių visuomenės grupių, nieko. Čia, kai būdavo aiškinama, kad kodėl mes nenorime skolintis, daug pigiau skolintis čia iš Pasaulio banko ar iš tų jau organizacijų, kurios anksčiau čia, kurios yra sukurtos tam, kad padėtų. Man atrodo, kad mes nenorėjome skolintis dėl 2 priežasčių. Pagrindinė priežastis, kad nebūtų prižiūrimi, netaptume prižiūrimi tam tikrų užsienio institucijų, kaip mes čia tvarkome su savo finansais. O kitas dalykas, kad jeigu mes skolinamės ir mums skolina Tarptautinės valiutos fondas, Pasaulio bankas, tai nėra to procento, kurį gauna žmonės atvedę valstybę į vienokius ar kitus bankus. Tas procentas, finansininkai kalba, kad yra iki 2% nuo pasiskolintos sumos. Tai didžiulės lėšos. Ir čia niekas ir svarbiausia, kad josgi nekainuoja nei bankui, nei kam. Tiesiog bankas pasiima, pakeldamas skolos kaštus, bankas pasiima tos pinigus iš tos šalies, kuris skolinasi. Paplitusi labai praktika. Tai jį veikia ir mūsų šaly, manau, taip pat sėkmingai. Tai nes kitų priežasčių, kodėl čia taip mums nereikėjo skolintis pigiai, o būtinai reikėjo skolintis brangiai, kitų priežasčių aš čia nelabai matau. Ekonominis būtinumas tai tikrai buvo toks, kad reikėtų skolintis kuo pigiau. Mes nuėjome kitų kelių, mes skolinomės kuo brangiau, po to didžiuojamės, kad mes taupydami įveikėme krizę. Vėlgi labai keistas mūsų ir politikos lyderių, ir valstybės vadovų samprotavimas apie tarsi krizės suvaldymą, apie išmintingą vadovavimą. Tai mes suvaldome finansus taupydami. Bet niekas nekalba, kad mes taupome taip, kad mūsų skola visą laiką didėja. Tai ką reiškia taupyti, didinant skolą? Tai labai toks keistas ekonominis dalykas. Jis įsivaizduoja, kad jeigu valstybė taupo, tai jau tikrai taupo iš savo vidinių šitų, tokių jau išteklių. Bet išaugo labai klaikiai skola, tai reiškia kažkur netaupoma. Vienoje srityje yra taupoma, bet šiaip pati valstybė netaupo, nes jį didina savo skolą. Tai aš tik tais pavyzdžiais noriu pasakyti, kad yra daug valstybės tų mechanizmo veikimo įvairių tų aspektų, visų kaip ir korupcinės demokratijos aspektų, kurių čia galima būtų gal ir vardinti ir žiūrėti, bet esminis dalykas yra tas, kad korupcinis mechanizmas kaip valstybės mechanizmas gali susiklostyti tik tokioj terpėj, kurioje visuomenė yra visiškai neįgali. Tai šitai buvo labai sėkmingai padaryta, tas neįgalumas visuomenės buvo didinamas po mums išsilaisvinus iš sovietinės okupacijos. Tai mes išsilaisvinome ir tuo darbas buvo tarsi laisvinimuose užbaigtas. Ir mes sėkmingai patekome į kitokio pavydalo, bet daugeliu žmonių labai skaudžiai išgyvenama ir jaučiama kitokia nelaisvė. Vietinės nomenklatūros, vietinio administracinio aparato nelaisvė. Ir šitai dėja istorija yra tarsi
toks netgi dėsnis ir kuris labai ryškus yra tose šalyse, kurios išsilaisvino iš koloninės priespaudos. Tai vietiniai engė ir krauju ir savuosius išsilaisvinę labiau nei kolonizatoriai, kurie jau buvo pakankamai tarsi sukultūrėję. Tai mes tą matome ir Afrikoje, Azijoje, daugelį šalių mes šitais tai pamatėme. Ir pamatėme netgi klaikiausių teroristinių režimų, kurie tiesiog naikino savas tautas. Tai mes čia turime tokį panašų, sakykime, istorinio dėsnio patvirtinimą, kad savoji administracija, savoji valdžia yra negailestinga savos visuomenės atžvilgiu. Ir šitai mes matome, tiesiog tų apraiškų yra daug ir mūsų prezidentų pasisakymuose, ir premjerų, ir ministrų, kada, sako, mano žmonės klausia, tai tokia didelė migracija, ką dabar čia daryti? Tai atvažiuos kiti žmonės, atvažiuos čia tų žmonių, šį pasaulyje jau yra, viskas. Ir jokio išgyvenimo, jokio jaudulio, nes viskas atlyginimai užtikrinti, sluoksnis laikosi pakankamai tvirtai, valstybės mechanizmo. Valstybė, kai klausima, ar valstybė, kas čia didelė skola ir taip toliau, visi labai puikiai supranta, kad tą skolą galima didinti tol, kol leidžiama skolintis. Kas yra skolos? Skolos yra pinigai, tai yra popieriai, kuriuos spausdina Europos bankas. Tik tie tų popierių ir tie popieriai eina per rankas politinio elito. Ir viskas. Čia nieko nėra baisaus. Bet tik tai yra baisu, kad tiem žmonėm, kurie negauna tų popierių, o dalis žmonių negauna tų popierių. Aš norėčiau, jūs minėjote partijų, korumpuotas partijas, sisteminės partijas, kurios turi prieimą prie to pinigų šaltinio ir prie jo nieko daugiau kito neprileidžia. Nei žmonių, nei kitų partijų, jeigu jos yra daugumoje. Aš norėčiau klausti, taip pat turint omeny skolos augimą, ne tik Lietuvos, bet ir globalinės skolos augimą, kaip ir atrodo, kad savo. Ar tai nėra vidinės kontradikcijos visos kapitalistinės sistemos, kuri visgi turi labai daug savyje neaiškumų, kaip ir pati demokratija? Jo, tai iš ties čia vėlgi veriasi didelio pokalbio tema, nes kai mes pasižiūrime į Europos lyderių pokalbius, jau tie žmonės, kurie seka tos pokalbius arba pareiškimus, mes matome, kad ir Europos, ir pasaulio lyderiai iš esmės nežino, ką sakyti. Nelabai supranta, kas vyksta. Jie ilgalaikės perspektyvos nebenumato. Pasaulis yra tapęs toks labai staigiai besikeičiantis, mainus pasaulis. Ir numatyti kažkokius tai ilgalaikius dalykus darosi labai sunku. Kodėl tas pasaulis tokiu tapo? Tai tas pasaulis tokiu tapo, kada finansinis kapitalas buvo visiškai išlaisvintas iš bet kokios priežiūros. Taigi, taip tariant, visos kitos laisvės buvo, sakykime, žmonių ir valstybių buvo tarsi pajungtos finansinio kapitalo laisvėje. Na ir vieną mes matome tą pirmą, sakykime, tą tokį prieštaringumą net pačiu žmogaus vaizdinyje. Tai viena vertus demokratinėse valstybėse aiškinama apie žmogaus teisų viršenybę ir visi kiti dalykai, kurie iš esmės yra ir teisingi, ir puoselėtini. Ir kita vertus, jie yra traktuojami kaip ištekliai, human resources. Manau, kad pats tikriausiai susidūrė su tais dalykais. Tai ištekliai, human resources ir žmogaus teisės yra tarsi du skirtingi kalbėjimai apie žmogų. Ir jie visai yra priešingi, nes ištekliai neturi jokių laisvių ir jiems ištekliams laisvių nereikia. Jie net negali galvoti apie laisvę. Kaip ir darbo, kai žmogus paverčiamas vien darbo jėga, tai jisai tampa tuo darbo ištekliu
Viskas, baigėsi ten visos laisvės ir mes tam labai puikiai matome, kad šiaip jau sistema įgyvendina human resources principą, o jis yra uždengiamas ideologiškai dar į žmogaus teisių. Tai, kad taip visuomenių gyvenime sugyvena daugelis prieštaringų dalykų, tai nėra keista ir mes čia būtų galbūt net blogiau, kad mes kažkokiam vienam principui pajungtume visuomenės gyvenimą. To net neįmanoma, tik konclageris galbūt tai yra tas ideali vieta, kur vienas principas jau tai vyrauja. Bet esmė ta, kad reikia įžiūrėti tos prieštaringumus ir įžiūrėti, kas čia ima valdyti, kas pajungia žmogų. Jeigu mes kalbame apie žmogaus vertę, nelikstamą žmogaus gyvenimo, jo kūrybinės galios vertę, tai vis dėlto neturime pasiduoti human resources arba tų išteklių apžavams. Ir nepradėti aiškinti, kad žmogaus tikslas yra kuo greičiau prisitaikyti prie rinkos reikalavimų, kurie tarsi yra čia yra vos nedieviškos prigimties. Tai nėra šiaip rinkos kuria žmonės. Rinkos yra valdoma. Rinkos nesusikūrė pačios. Jos yra juridiškai kūriamos susitarimais ir visos rinkos yra sukurtos. Tai yra žmogaus produktas. Ir klausimas yra tik tada, kas rinkas valdo ir kam valdo. Tai tą procesą yra labai sunku įžiūrėti ir tas mūsų dabartinis būvis rodo, kad ir didžiųjų valstybių lyderiai nelabai suvokia, kas dabar gavosi išlaisvinus kapitalą. Kitaip tariant, pagrindiniais pasaulio ekonomikos ir pasaulio reikalų dalyviais ir tais tapus bankams, kurie ir yra ta valdančioji instancija, nes apie ką buvo ir apie ką vyko visos dabar kalbos nuo kokių 8 metų, kaip gelbėti bankus ir kaip gelbėti bankus. Tai kaip gelbėti finansinę sistemą. Ir tik dabar 12 metai jau per 4 metus pamažu prieita prie išvados, kad bankus reikia kontroliuoti. Kitaip tariant, grįžti prieš tečerinį laiką, kada bankų kontrolė dar tarsi buvo, o po to buvo išlaisvintas finansinis kapitalas. Bet kiek jau praėjo laiko. Tai kitas dalykas, kurio, man atrodo, nelabai ir norima suvokti, juolab, kad yra sudėtinga, tas visas ekonomikos tikslingumo pobūdis. Kaip ekonomika yra pasukama, kam ji pasukama? Pinigų gamybai ar vienaip ar kitaip žmogui. Tas vertybiniai, tokie ideologiniai dalykai, svarbiausias, ką mes dabar girdime ir iš mūsų vadovų, ir iš daugelio, ir Europos lyderių, klausimas yra BVP augimo. Tai yra toks skaičius, auga arba neauga BVP, tai yra tik tai skaičiai. Tai visiškai jie nieko nedaro. Kai paklausia ekonomisto, kodėl ekonomika turi visą laiką augti, jis neatsako į tą klausimą, jis negali atsakyti, kodėl augti ekonomikai. Gal visko jau yra ten prigaminta, reikia kitaip tą tvarkyti pasaulį. Tai, o kaip kitaip tvarkyti, iš karto klausimas yra. Ir vėlgi čia mes grįžtame prie to sisteminio prieštaringumo, kuris dabar būdingas mūsų laikui. Tai man atrodo, kad pati kapitalizmo sistema dabar yra perėjusi tokį būvį, kuris yra perėjimo būvis. Čia ne krizė, ne dar kas nors, yra perėjimo būvis, kuris labai įvairiai reiškiasi. Jo aspektų, tai tas neapibrėžtumas, staigus svyravimai ekonomikos, politinės padėties, yra kaip tik susiję su to perėjimu šitą. Kas lėmė šitą perėjimą? Vėlgi mes čia galėtume svarstyti, kad tai yra tam tikras globalizacijos vyksmas. Vieną globalizacijos aspektų čia būtų galima įžvelgti, kuris dabar kaip tik mano galva yra taip aiškiai matomas, bet vėlgi nelabai aiškiai suvokiamas. Tai koks tas aspektas? Globalizacija šiaip susaistė visas žmogaus gyvenimo sritis, technologijas, pasaulio vietas ir čia yra tarsi visiems žinomas dalykas. Tas susaistymas, jis vienaip ar kitaip turėjo pereiti
į politinį susisaistymą, į tokį aišku politinį susisaistymą, kitaip tariant, tokio politinio subjekto kūrimą, kuris jau užsimtų pasaulio reikalais. Suvienyta Jungtinių tautų organizacija netapo to organu. Taigi tada politinio valdymo globalizacija neįvyko. Ir dabar mes matome to globalizacijos vyksmo įrimą kaip tik politinėje srityje, kada grįžtama prie geopolitinio mąstymo, prie nacionalinių interesų vėlgi, prie valstybių stiprinimo ir prie klaikių ginklavimosi varžybų, branduolinio ginklavimosi varžybų. Branduolinio ginklavimosi varžybos visada yra šitas toks tam tikras rodiklis, kad kažkas pasikeitė. Ar mes nusiginkluojame, ar mes pradedame ginkluoti. Tai jeigu mes pradedame ginkluotis, mes grįžtame prie tam tikrų sienų, stipriname valstybės galima stiprinti tik tai konsoliduojant visuomenės, tai kitaip tariant, valstybiniu mastu pradedant propaguoti valstybinį nacionalizmą. Tai šitai mes matome savo kaimynių apsuptyje, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, kuri perėjo į tą nacijos kūrimosi tokią stadiją. Bet vėlgi šitie dalykai yra tarsi neapmąstomi, jie yra nustumiami ir pasitenkinant vėl nepaliaujamomis kalbomis apie skolas, apie skolų sprendimo ten būdus, apie ekonomikos gaivinimo, negaivinimo ir taip toliau. Ekonomika niekas neneigia, šiaip yra svarbu, bet tos kalbos apie ekonomiką, mano galva, užtemdo svarbesnius dalykus, kurie vienaip ar kitaip veiks ekonomiką ir neleis susitvarkyti šitame mūsų pasaulyje taip, kaip būtų jame galima susitvarkyti. Ačiū. Šiek tiek nukrypome į globalius klausimus. Bet jie vienaip ar kitaip liečia Lietuvą. Tai visi ekonominės globalizacijos procesai ir kelia tam tikrą grėsmę mūsų mažai tautai, jos išlikimui. Bet norėčiau sugrįžti prie sisteminių partijų dominavimo ir manipuliavimo žmonėmis ir pinigais, tais vadinamais resursais. Ir tai vis tiek pradeda atsibosti ir intelektualams ir paprastiems žmonėms pradeda viskas ryškėti, kad čia visgi kažkas yra negerai. Tai ir jūsų minėtas tautinio viduje tautos susiskaldimas, kai sava valdžia savus piliečius dar žiauriau baudžia. Aš norėčiau pateikti tokį teiginį ir paklausti, ar jūs su juo sutinka. Tai teiginys būtų: prieš 22 metus valstybę atsiminėjome iš svetimų, o šiandien ją reikia atsimti iš savų. Ar jūs su tuo teiginiu sutinkat? Ir ar tai yra realus pavojus? Tas teiginys vienokiu ar kitokiu būdu, jisai yra daugeliui žmonių šiaip jau toks tarsi aiškus. Ir galima sakyti taip, kad valstybę reikia atimti iš ją uzurpavusių, ją nusavinusios tam tikros politinės partinės nomenklatūros ir ten aukštosios valdininkijos ir su jie susijusių žmonių grupė. Tai galima vadinti sluoksniu, kuriam priklauso ir teisėsaugininkai. Kitaip tariant, jeigu kalbėtume taip jau ne susigrąžinti, bet apie tokį realesnį procesą, reikėtų valdžios galios tą pyragą, kuris yra vienas ir jis yra tos nomenklatūros rankose, ir reikėtų vienaip ar kitaip padalinti. Reikėtų, kad visuomenė gautų dalį tos valdžios kartu su ištekliais, su finansiniais ir kitokiais ištekliais, kurie būtų skiriami, labai aiškiai skiriami toms funkcijoms valdžios vykdyti. Tai ir čia yra labai paprastas dalykas, čia dviračių nereikia išradinėti, tai yra realios savivaldos, o reali savivalda remiasi tiesioginiu atstovavimu. Žmonės tiesiogiai turi rinkti ir turėti teisę rinkti savo
kaimynus, savo patikimus žmonės, kad jie atstovautų kaip savivaldos, tam tikri savivaldos sistemos veikėjai. Atstovautų savo bendruomenėms, savo vietoje gyvenantiems žmonėms. Ir ta teisė visose šalyse yra suteikiama. Savivalda yra teisė. Teisė, savivalda turi turėti žmonės, nežinau, nuo 200, 300, 400, 500, čia skaičius. Nėra tas labai svarbu nuo kiek šimtų, bet yra labai svarbu, kad nebūtų nuo 1000 ir taip. Ir žmonės savivalda ir remiasi tuo asmeninio pažinojimo ir susižinojimo dalyku. Renkami tiesiogiai, tas žmogus kuris renkamas, jis gali priklausyti bet kokiai partijai, gali būti nepartinis, kas jis nori, bet jis renkamas ne pagal partinę priklausomybę, pagal tai, koks jis yra žmogus. Ir turi būti laiduotos lėšos toms funkcijoms vykdyti. Ir čia Prancūzija yra įvykdžiusi 8-9 vykdė ir gal jis iki šiol nebaigtas tas vyksmas, yra valstybinė vadinama decentralizacija. Daugelis valstybių vykdė decentralizaciją, Anglijoje taip pat vyko decentralizacija valdžios. Tai valdžios decentralizacija ir buvo savivaldos principo stiprinimas. ES politika taip pat remiasi tokiu vienu principų. Visi sprendimai turi vykti pagal jų reikšmę, turi vykti tam tikruose lygmenyse, kuris ir atitiktų tą reikšmę, tą svarbą to sprendimų. Taip, kad kasdienio gyvenimo sprendimai vykdomi žmonėms bendraujant. Tai yra pirminėme savivaldos lygmenyje. Po to yra iš savivaldos formuojami dar kažkas, sakykime, valsčiaus ir taip toliau, po to formuojami regionai, kurie irgi yra savivaldos tam tikri dalykai. Ir visur tam tikra kompetencija ir tam tikras savarankiškumas. Savarankiškumo tas principas, jis yra Europos Sąjungoje visiškai visai puoselėjamas ir ginamas. Ir va čia visai neseniai buvo kalba apie savivaldybių stambinimą, nestambinimą, nors nėra Lietuvoje savivaldos, bet buvo kalbama, ar reikia ir ne. Ir mūsų prezidentė labai džiaugiasi, kad pas mus yra didelės savivaldybės ir tai neva atitinka ES nuostata, kuri tarsi europiečiai laiko, kad savivaldybės turi būtinai apimti ar ne 40 000 žmonių. Tai visiškas nesupratimas ir nesąmonė. Nes europiečiai, kurie kalba apie savivaldą, jie kalba ne apie savivaldos, apie pirminę savivaldos tą lygmenį, jie kalba apie regionus. Regionai nuo 40 000. Ir yra regioninės politikos ir plėtros visa planavimas ir taip toliau europinio lygmens ir pinigai skiriami regionams, bet regionams vėlgi, kurie būtų savivaldos. Tai Lietuvoje nevykdoma buvo regionizacijos politika. Ji šiaip, aišku, turi ir tam tikrų grėsmių valstybei, bet kodėl nebuvo vykdoma visiškai regionizacijos politika? Todėl, kad nereiktų atiduoti pinigų regionams, kurie jau savaime tvarkytų tuos pinigus. Ir taip pat ir iš Europos fondų. Europa yra linkusi skirti pinigus tiesiogiai, netgi savivaldybėms tiesiogiai skirti, savivaldai. Tai šitų pinigų paleisti mūsų politinė nomenklatūra visiškai nenori iš savo akiračio. Tai visose Europos šalyse savivalda yra pagrindinė teisė ir savivalda tiesioginio atstovavimo savivalda. Tai šitas tiesioginio atstovavimo principas, beje, jis yra užfiksuotas Lisabonos sutartyje, kaip esminė demokratinė vertybė, Europos vertybė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės pirmiausia Europoje gerbiami tie rinkimai ir puoselėjami tie rinkimai, kur žmonės renkami tiesiogiai. Amerikietiškas pavyzdys.
Amerikoje viskas renkama tiesiogiai, o po to ten ta partinė priklausomybė ir taip toliau partijų parama pagal. Bet žmonės renkami tiesiogiai, gubernatoriai, prokurorai, apskričių ten kas tik nori. Tai daugelį Europos šalių taip pat vyksta visas šitas tiesioginių rinkimų. Po to formuojasi pagal partijos, formuojasi koalicijos ir taip toliau, bet žmonės su žmonėmis bendrauja rinkimuose. Kaip žmonės, kaip konkretūs žmonės. Tai mes čia turime ką? Mes čia turime sąrašų principą, kuris labai sėkmingai pratęsė sovietinės nomenklatūros gyvavimą. Tik sovietinė nomenklatūra jau buvo apsikaišiojusi irgi tam tikrais demokratijos atributais. Jau buvo sakoma nebe rinkimuose ten partiniai, tik tai vienpartiniai, bet partinių ir nepartinių bloko kandidatai. Tai kitaip tariant, patys komunistai jau labai aiškiai suvokia, kad reikia su visuomenė įtraukti tarsi į tą vyksmą, nes tik tai taip gali vaizduoti esas demokratiškas, vaizduoti tą demokratinę santvarką. Beje, taip pat buvo ir teisėsaugos srityje. Buvo tarėjų teismai. Teisėjai negalėjo vienašališkai, vienaprasmiškai ir tik tai savo nuožiūrą priiminėti sprendimų. Netgi disidentų bylose buvo tarėjai. Kaip jie ten veikia, čia kitas klausimas, bet atributas jau buvo. Atrodytų, kad išsilaisvinus iš sovietinės okupacijos reikia tik tą vakarietišką principą, nes jis buvo pagal prisiekusiųjų teismus, reikėjo tik tai pripildyti turinio, tai suteikti labai realią prasme, realų turinį, bet buvo jų atsisakyta. Kodėl? Tai todėl, kad su visuomenė niekas nesirengė dalytis valdžia. Nes ypač teisėsaugai labai aiškiai matome, kad visa teisėsaugos sistema tai praktiškai ir tapo naująją nomenklatūrą ir mūsų valstybės teisėkūros galia. Ten nebuvo nei jokių iliustracijų, nei nieko. Visi teisėjai, kurie šiaip jau ir buvo tas teisėjai, prokurorai, tų specialiųjų tarnybų žmonės tapę advokatais ir taip toliau, jie ir buvo ta pagrindinė jėga, kuri mūsų teisėkūrą nukreipia šitą nomenklatūrizacijos linkme. Ir nes jį buvo, tik taip jie galėjo išsaugoti visą savo valdžią, ne tik išsaugoti, bet ir sustiprinti. Ir jie ją sustiprino. Turint omeny tą nusivylimą partijomis ir šią sistemą ir iš žmonių tos galios, savivaldos galios atėmimą, jeigu vienas žmogus apsispręstų kažką daryti, jam atsibosto, jisai nusprendžia kažką daryti. Galime turėti omeny valdžios institucijas arba tiesiog pilietinės iniciatyvas. Ar tas vienas žmogus gali ką nors padaryti prieš šitą sistemą? Ar jūs matytumėt kažkokius kitokius sprendimo būdus? Šiaip pasaulyje svarbiausias yra vieno žmogaus apsisprendimas. Kitaip tariant, mūsų gyvenimas yra tik tai mūsų gyvenimas. Kaip mes jį nugyvename, tai taip ir nugyvename. Ir čia jokiom sistemom mes negalėsime pasiguosti, kad ten tarnavome ar netarnavome, ar ten sistema mus veikia. Taip, tiesiog mes gyvename. Tai žmogaus apsisprendimas kažką daryti yra nepaprastai gerbtinas ir labai svarbus. Vienaip ar kitaip jis veikia aplinkinius, ir artimus, ir tolimus, ir jis matomas kaip pavyzdys ir taip toliau. Bet kitas dalykas yra išties, kai žmogus ateina į sistemą ir vienaip ar kitaip jis turi laikytis tų taisyklių. Sistema susikūrusi, dabartinė sistema, gali suvirškinti bet kokį žmogų. Žmogus negali savo ruoštų vienaip ar kitaip susikurti toj sistemoje iš jos šitų kitos sistemos, kuri naikintų tą sistemą. Sistema šito neleis daryti. Tai paprasčiausias yra netgi tom mūsų vadinamom teisiniam priemonėm, žmogus toj pat bus pašalinti kaip netinkamas tai sistemai. Sistema jį išmes lauk, išspjaus arba blogesniu atveju sunaikins, pasodins, dar kaip nors. Tai šitai nėra labai sunku padaryti. Tai ir žmonės beveik ir neteina į sistemą, kurie
normalesni, padoresni, suvokdami, kad būdamas toje sistemoje negali susikurti savo instrumento, kuris tau leistų išeiti už sistemos ir tarsi išėjus už sistemos ją ardyti. Todėl visos kovos su korupcija, jos gali būti tik tai parodomas, jos tam tikro turinčios dar kitų tikslų arba turinčios tikslų parodyti Europai, kad mes čia irgi taip esame tokie europietiškai įsijungę, bet jos negali panaikinti arba vienaip ar kitaip pakeisti pačios visos dabartinės valstybės sistemos. Tai tiesiog yra, tai ne vieno žmogaus. Bet tas klausimas vėlgi veda prie kito, o kaipgi vis dėlto keisti. Ir čia tikrai yra labai keblus klausimas, nes netgi aš kalbėdamas su daugeliu žmonių, kurie ir norėtų keisti, ir yra įsitikinę, kad reikia būtinai ateiti į Seimą ir ten gauti tą daugumą, tada galima pakeisti. Tai kai paklausiu jų, tai ką jūs dabar pasakykite pirmus 3 savo dekretus, kuriuos jūs naujasis Seimas, jūs valdote Seimą ir pirmąjį mėnesį jūs kažką išspausdinate, kažkokį nutarimą. Tai koks dabar pasakykite bent 3 pirmuosius nutarimus? Nė vieno atsakymo, jokio. Tai rodo, kad ir patys žmonės, kurie norėtų keisti, jie nežino, ką reikėtų padaryti. Tada prasideda įvairios kalbos, kaip reikėtų kažką tobulinti, kaip reikėtų įvesti kažkokias tai doresnių žmonės, kad jie ateitų. Bet visa tai yra nedorumo ir nedorumo klausimas. Klausimas yra apie žaidimo taisyklių keitimą. Kokias jūs matote žaidimo taisyklės, kurios pakeistų visos valstybės veikimą, kurios jie priverstų pereiti į kitą režimą, priverstų pereiti prie tokio, kuriame būtų daug daugiau teisingumo, kuriame visuomenė būtų įgalinta tvarkyti savo kasdienėje aplinkoje, kurioje visuomenė būtų ir kadangi jį turi galią, tai valstybinė valdžia taip pat turi su ją skaitytis, nes valdžios skaitosi tik su valdžiomis, valdžios bendrauja tik su galiomis. Jeigu tu neturi galios, tu esi nematomas ir tu esi niekas. Tai atsakymas, ką reikėtų padaryti, tai dažnai yra. Aš šito nenoriu pasakyti, kad vėlgi nereikia žmonių, kurie norėtų. Be abejo, ta terpė turi būti kuo didesnė, tuo tada atsiranda ir tas supratimas, kad vis dėlto reikėtų padaryti tą ir tą. Ir tuos dalykus aš jau sakau, kad pirmiausia atkreipti dėmesį ir kuo greičiausiai savivalda, tiesioginio atstovavimo ir savivaldos teisė. Ir čia ne apie tūkstančius kalba yra, o apie žmonių gyvenančių tam tikrose vietovėse, kvartaluose ir taip toliau. Teisė, kurie vienas kitą mato beveik ir pažįsta, teisė kaip vakarietiškose šalyse turėti savo savivaldos organus ir jais tvarkytis. Norvegijoje tvarkomasi, bendruomenė samdo vadybininkus ir taip toliau, viskas yra garantuota ir taip toliau. Prancūzijoje savivalda yra suteikta teisė tvarkytis net savo teritorijoje. Visos statybos neįmanomos, jokios statybos, jokie ten nauji projektai neįmanomi nesusitarus su bendruomenė. Tai įsivaizduokite. Tai kas Lietuvoje nori, ar yra norinčių iš valdančiojo elito atiduoti tokias teises žmonėms su visais tais pinigais, kada verslo investicijos eina ne pas valdžią tartis, bet eina pirmiausia susitarti su bendruomenėmis tose vietose, kur jie kažką nori daryti. Nesusitar, nes nėra prasmės kitur eiti, nes kol tu nesusitari su savivalda, tai Neseniai teko klausytis Panevėžio mero kalbos, jis pasidžiaugė, kad Panevėžyje nėra seniūnijų. Tai tiesiog ir labai aš suprantu tą iš tikrųjų džiaugsmą, nes taip gerai tvarkomasi, kad kam tie žmonės. Sako, mes tiesiog puikiai dėl kai kurių klausimų pabendraujame, kaip prireikia, pabendraujame su bendruomenėmis ir ten. Tai tas yra valdžios šitas. Prireikus, jeigu reikės, mes pabendrausime, bet kad žmonės patys gyventų taip, kaip jie nori ir tvarkytųsi savo vietose, tokio supratimo apskritai nėra.
Ir tai yra 20 metų, važinėjant po Europą, matant įvairius, dalyvaujant ir, aš manau, seminaruose ir kur tik nori apie savivaldą. Ir taip, ir ten gal ir pasisakoma, kaip čia reikia plėtoti, o grįžus pasidžiaugiama, kad nėra seniūnijų.